Sveiki, tęsiam temą, kurią pradėjau apie jautrą ir nejautrą. Apie tai, kaip žmogus, šiuolaikinis žmogus, einantis į kitą žmogų, į kitą savo kokybę, kuo turi vadovautis, kaip tą jautrą, tą emocinį kūną, kaip jį vystyti, kaip jį pažinti pirmiausia ir vystyti tą linkmę, kurią mums reikia. Nes niekas mums nieko neliepia ir mes jaučiamės taip, kaip norim jaustis. Tai yra mūsų valia, kaip mes jaučiamės. Jeigu mes sergam, tai yra mūsų valia sirgti. Jeigu mums blogai, tai yra mūsų valia blogai būti. Jeigu bijom, yra mūsų valia bijoti. Viską mes apsprendžiam patys. Nėra nieko, jokios prievartinės sistemos. Mes ją pasirenkam. Mes nueinam į prievartinę sistemą. Ir vat šitą vietą suprasti, iki galo suprasti, reikia labai daug drąsos. Reikia be galo daug drąsos. Ir tai yra, drąsa yra vyriškoji mūsų pusė. Tai yra veiksmo pusė. Reiškia, daugiau tai susijusi, lyg tai būtų su vyryje, bet iš tikrųjų ir moteriai yra ta pusė. Vyre ji yra dominuojanti pusė, o moteriai ji yra stipri, veiksni, bet nedominuojanti. Moteris daugiau į jausmą linkusi, negu į demonstravimą stiprybės savo. Tai vyras yra daugiau kreiptas į parodymą stiprybės. Tai yra ta drąsa parodoma daugiau, o moteris ją daugiau jaučia vidumi. Bet manyje yra ir tai, ir ta, kai reikia parodyti drąsą. Gal šitą vietą labiausiai norėtųsi padėti, pagelbėti vyram. Vietoj puikybės, arogancijos ir rodymo pradėti jausti, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi. Ir rasti drąsos, vyriškos, stiprios drąsos, pasakyti, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi. Kaip iš tikrųjų yra. Nustebsit, kaip jums palengvės, kaip nušvis akyse, kaip nukris nuo krūtinės akmuo, kai jūs pripažinsit, ko bijot, kas jūs neramina, kas jums neleidžia būti laisvam, kas pagaliau neleidžia džiaugtis šituo pasauliu, šituo net savo sukurtais produktais, savo sukurtu turtu, uždirbtais pinigais, sukurtais vaikais. Kas neleidžia džiaugtis? Kodėl jūs visada esate nerime ir kažkokiam lėkime, kad va jau dabar kai. Ir to kai niekada nebūna. Bet rasti drąsos pamatyti, aš kuriu, bet aš nemoku pamatyti ką. Aš kažko bijau, aš kažko esu įsibaiminęs. Ir va čia geriausia yra poroje išmokti dalintis tom savo kasdieniniam baimėm. Vat tu nepadarai to, aš jaučiuosi taip. Aš jaučiu kaltę, aš jaučiu baimę, aš jaučiu nepriteklių, aš bijau. Ir žiūrėkit, kaip atsitinka, iš karto kitas partneris arba šiaip draugas, jis pasijaučia kaltas už tave. Arba būtinai tave turi pakylėti ir kažkaip pradėti sakyti, žinok, viskas gerai, čia viskas mums bus gerai. Vat, tai yra netiesa. Tai yra melas. Nebus viskas gerai. Tu turėsi padaryti, kad tau būtų gerai. Šita vieta mumise, mūsų viduje, slypi kažkas, kas mus baugina. Slypi kažkas, ko mes nepažįstam arba bijom pažinti, neturim drąsos pažinti.
Populiariai tai vadinama ego. Aš vadinu tai baime. Elementaria baime. Baime būti atsakingu už savo gyvenimą. Begalinį norą, kiek aš dirbu su žmogaus ėjimu link savęs, tiek visą laiką žmogus bijo pamatyti kažką negero. Jis net nežino ką, galbūt ten bus gera. Ir kai mes pradedam žygiuoti, eiti, tie paprasti dalykai, kuriuos jis net po savaitės jau būna pamiršęs, nors bijojo iki to tūkstantmečiais. Vat šitie visi dalykai, čia žinokit, nepadės nei gurų, nei kažkoks ypatingas mokymas, nieks nepadės, viską turėsit padaryti pats vienas. Pats vienas. Jeigu pavyks, turėsit su kuo pasitart, turėsit bendraminčių. O jeigu nepavyks, neturit įdirbio tam, nebus ir bendraminčių. Tai vat apie tai yra mūsų mokymai. Apie tai yra mūsų šviesos gyduoliai. Šviesos gyduoliai eina į save. Gydyti šviesa savo vidaus. Gydyti suvokimu, supratimu save. Pajauta savo. Pagrindinis dalykas. Nebebijoti to, kas ten viduj slypi ir gąsdina mane. O įeiti į tą vidų. Įeiti į savo vidų. Pamatyti tą, kuris ten mane visada gąsdina. Pasikalbėti su juo, pajuokauti su juo ir pagaliau žingsnis po žingsnio. Aš nesakau įveikti jį, jo neįmanoma įveikti. Jis yra iš manęs. Jis negali būti įveiktas. Aš žingsnis po žingsnio prisipratinu. Ir jam nelieka prasmės būti kažkuo. Jis man netenka prasmės, mano dėmesys pasidaro nebe toks baugus. Ir pamaži, aš suprantu, kad jis aplamai man nieko nebereiškia. Bet visą šitą darau aš pats. Tai šviesos gyduoliai yra tik tai tas pirminis tramplynas. Bet jis padaro pagrindinį darbą. Jis padaro, atveria tas duris, kuriuo aš bijau. Ir po to aš galiu jas varstyti. Galiu drąsiai varstyti. O jeigu pritrūksta jėgų, aš žinau, kur ieškoti, kur yra bendraminčiai, kur yra tie žmonės, kurie galbūt šitoj vietoj jau nebebijo. Tai laukiu dar kelių žmonių. Šeštadienį mes pradedam. Ir manau, kad jau žinau, nes jau ne vieni šviesos gyduoliai ėjo. Tai gyduolis yra savęs. Gyduolis savęs. Į save. Ir vėl pradėsim mes nuo pirmos ir lipsim į viršų. Iki pasimatymo.